Labas žmogau, pakalbėkim apie olimpinę žaidynę. Dabar pagrindinė tema numeris 1. Kitaip sakant, apie atidarimo renginį. Pasakysiu iškart, nežiūrėjau ir žiūrėti nesirašiau. Užtenka man to, kokių prisiuntėt man vaizdų iš to olimpinių žaidynių. Ir žinot, man patiko, bet nežiūrėsiu. Patiko dėl vienos paprastos priežasties. Europa patvirtino, uždėjo tokį gerą tašką, antspaudą ant to, kad viskas, vakarų Europos civilizacijos nebeliko. Ir olimpinės žaidynės, viso pasaulio renginys, vykstantis Paryžiui. Apie Paryžiaus niuansus pakalbėsim gal vėliau, gal ir nepakalbėsim, bet esmės jie parodė, hebra, mes vakarų Europą, buvusi galingiausia pasaulio civilizacija, kuri kelius šimtmečius valdė pasaulį, mūsų jau nebėra. Ir šansų atsigauti nebeturim. Kas nesąmonė, tu čia nusišneki. Dabar žiūrėkit. Vienas paprastas dalykas. Paskutinius kelius šimtus metų. Ne, kitaip reikim. Ant ko viskas laikosi? Jūsų gyvenimą laikosi, jeigu neimsim fiziologinės sveikatos, bet irgi laikosi ant to. Ir toks dalykas vertybės. Tai yra tokie giluminiai mūsų vidiniai dalykai, kurie pilnai įtakoja mūsų gyvenimą. Ir paimkim vakarų Europos civilizaciją. Štai mes skirkim vieną šalį. Visą vakarų Europą nuo pietų, centras ir šiaurė. Pagrindinės 3 vertybės buvo. Čia ne mano sugalvota, ne kažkokia tai Gintauto iš Rakiškio. O paskaitykit filosofų darbus, paskaitykit šitų politologų darbus. Europoje buvo 3 kertinės vertybės. Religija, šeima, darbas. Šituo renginiu Paryžiaus parkate uždėjo didžiulį kryžių ant religijos. Jau taip pasityčioti iš krikščionybės, arba iš katalikizmo, jau nieks iki šiol nebuvo padaręs ir to negalėjo padaryti. Ir pasakė, dėjam mes ant jūsų katalikos, dėjam ant tos vertybės. Šeima. Šeimos sampratos irgi nėra. Renginys parodė, kad šeimos nebeliko. Darbas. Tie lietuvaičiai, kurie dirbat Anglijoje, Anglija tik to, jinai biški šaunė, apie ją pakalbėsim, Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje. Argi vakarų Europoje darbas yra vertybė? Nes jau būtų vertybė, tai mūsų tautiečių ten nebūtų. Jie patys viską darytų, bet jiem reikia pigių vergų, šiaip tai visa Europa. Ant vergų kažkiek, aišku, ne Amerika, bet ant, ten jau buvo ne vergovė, tai šiek tiek vadinasi socialinė santvarka, bet kokiu atveju, pavyzdžiui, Vokietijoje, tai darbas buvo labai didelė vertybė. Tai tas valstybės, ir taip, šiaip tai pietų, jeigu paėmus Europą, ten su darbu pas juos tik iki pietų, po pietų jau ten biškai sunkiau darbą. Yra 3 kertinės vertybės, tai yra 3 akmenys, ant kurio stovėjo visa civilizacija. Ir kai tie akmenys sudūžta, civilizacija irgi dūžta. Ne, tu čia nieką nesupranti, žiūrėk, viskas Europoje gerai, miestai stovi, karai nevyksta, ta prasme, arba yra, pinigų irgi yra. Padarysim tokį pavyzdį, paimkim automobilį. Važiuoja žmogelis automobiliu, geras automobilis, viskas važiuoja, tai viskas tvarkoj, jokios nepūtės nieks nedega. Atsisėda pas jį šone pakeleivis, parasim, drugelis, sako, žinai, kažkaip aš pravažiavęs ne 1 milijoną kilometrų. Kažkas man tavo mašinoje nepatinka. Eik, sako, tu debilė, tu nieko nesupranti, žiūrėk, ne 1 lemputė nedega, mašina ratai važiuoja, viskas juda. Tas dar pavažiuoja, žinai, pastau kažkas su guoliais, kažkoks yra jau garsas. Greitų metu tau reikės keistis, guolis arba kalodėlis. Nieką tu nesupranti, mašina važiuoja, viskas tvarkoja, taip, taip. Po to kažkiek pavažiuoja, užsidega geltoną lemputę. Geltoną lemputę nieko nereiškia, pofik. Kada nors, kaip nors, kažkur nors. Ar ne taip, jūs su mašinom važinėjat. Kas važiuojat žiūrėti, kas su mašina, kai jums įdega geltoną lemputę.
Tai va taip pat yra ir su Europa. Iš pradžių, dar prieš 100 metų, Stephen Gimdas buvo šitas, jis parašė apie Europos galą 20 metais. Visi iš jo juokėsi ir nedaskaitė knygoje, kad tai bus 2020 metai. Jis viską normaliai išvardė, surodė ir apie tas pačias vertybės šneka. Jeigu įdomu, atsiminsiu atsirasiu tą autorių, parašysiu komentaruose, kurių prieš 100 metų parašė, jau tada, prieš 100 metų atsisėdo patyręs žmogelis, sako, Hebra, jūsų civilizacijai hana. Sako, eik, nusišneki, niekad tu nesupranti. Po to jau kiti, pavyzdžiui, anglai, dėl ko jūsų manimų išėjo iš ES neatsisveikindami. Jie suprato, kad su tais genijais, kabutėse, mum nepakeliui ir tolko iš to jokio nebus. Išėjo iš šito dalyko. Dabar vėl grįžtam atgal prie to. Geltona lemputė važiuoja mašinoje. Galiausiai paaiškino, kad jums darytų per kitą pusę. Tada bus dar kitokių įdomių paaiškinimų. Šitą susidegė raudona lemputė. Bliam, kažkas jau blogai. Betgi reikia važiuoti. A mašina jau rieda nuo skardžio žemyn. Greitis toks jau visai geras. Kai kurie pakeleiviai žiūri, sako, gal mums laikas išeiti. Anglų dar išėjo degant geltonai lemputei. Sekantis buvo rusai. Sako, supratom, bliam, važiuoja greitai, sustoti nesirašė, bet pas jūs nieko gero nebus. Reikėtų gal šokti. Jo, skaudės, bet baika. Apsibrozinsiu, apsitvarkysiu ir bus normaliai. Po to paaiškinsiu, dėl ko tai paaiškino. Ir šoko ruseliai. Kiti visi varos, jau spidometras varo, ten daugiau negu jau ta prasme, gali važiuoti mašiną, aš varą. Sako, džiaugiasi, gera mašina, mes tikrai varom, įsidega raudona lemputė. Čia viskas gerai, tik mašina važiuoja, pofai ta raudona lemputė. Ir po to, bupt į sieną. Tai va taip dabar varo vakarų Europos civilizacija, dega raudona lemputė, stabdžiai nebeveikia, greitis, figenai geras. Ratai dar sukasi, kartais pataiko, pabarška, pofik, viskas čia gerai, varom toliau. Realiai jau taip jau gražiai, per metaforą šnekėti, tai yra toks dalykas. Realybę paaiškinu, vertybės. Toliau, kas įdomiausia, kad Lietuvoje, kai 15 minučių apžaidė šitą variantą. Gražuoliai, maladėts. Kartais jie moka gražiai sužeisti, ta prasme, PR technologijom. Retai, bet gražiai. Aš taip antrašė, taip maždaug antrašė tokia. Aš jos neatsimenu, bet rusam nepatiko atidarimas. Reiškia, žuvyčių logika yra tokia. Jeigu rusam nepatika, tai reiškia zaibys. Ir nesigilina į jokią esmę. Jeigu rusam nepatika, čia tokia paprasta, elementari logika, tokia dvinarė logika. Taip arba ne, maždaug tipo vientukas, nuliukas. Ne, šia logika dar primityvesnė negu beždžionių. Tai aš manau, dėl ko aš vadinu žuvytę, patimo tokia yra. Logikos, kurios nėra, jungikliai taip pelgia ir ne. Čia maždaug panašiai kaip, vėl, sekate metaforą. Senis pagauna auksinę žuvytę. Saka, seni, paleisk mane, išpildys tavo 3 norus. O, gerai. Bet sako, yra viena sąlyga. Tavo kaimynas gaus 2 kartus daugiau. Tai sako, gerai, išdurk man vieną akį, nupjauk ranką, ištrauk koją. Seni, tu tikrai to nori? Tai kaimynas gaus 2 kartus daugiau. Tai vat man grinai šitą logiką. Rusam nepatinka, tai reiškia viskas gerai. Kam čia galvoti ir žiūrėti, kaip prie ko tai veda? Bet kas įdomiausia, šitoj situacijoje rusai eilinį kartą laimėjo. Aš kai žiūriu, vat ką bedaro vakarų Europą, tik tam, kad rusai laimėtų. Rusai gal ir nenori tiek daug laimėti, jie net ir, ta prasme, kas įdomiausia, ruseliai tik tai 2 dalykus yra įvardinę, ką nori pasiekti Ukrainai. Apie visus kitus dalykus tyli, nes jie žiūri, bliombučiai, mums tiek visko duoda, kad mes net nesitikėjom, kad mums taip lengvai viską duos. Ir todėl jie tyli, žiūri kaip tie žydeliai, ką dar čia Hebra mums padarys, kur mums dar čia Locką padarys, kur dar mums padės. Dėl ko ruseliai laimėjo? Labai įdomu. Ar bus bent viena pasaulio valstybė, kuri atšauks savo sportininkus po tokių olimpinių žaidynių atidarimo? Pavyzdžiui, Lenkija. Jinai katalikiška valstybė. Iki kaulų čiulpų. Gal 90 kažkiek procentai katalikų. Ir jeigu Lenkai
neatšauks, ar neatšaukia, aš nežinau, aš nežiūriu to, neatšaukia savo sportininkų, dabar įrašinėjau sekmadienio ryte video, kada išeis, nežinau, jeigu neatšauks, tai jie eilinį kartą įsikals vynį į savo karstą. Tai reiškia, vertybės palengvins arba sumažins, pakeis tokiom, kurios neveda prie link civilizacijos ir parodys visiems, kad jie prisideda prie šito dalyko. Arba, pavyzdžiui, arabų kraštai. Tas pats Kataras, kur buvo futbolo varžybos, kur ten buvo uždrausta visas dalykas. Jeigu jie neatšauks savo sportinį, tuo labiau, kad arabų kraštai, aš sportą to nežiūriu, bet aš abejoju, kad arabų kraštuose yra labai daug potencialių olimpinių čempionų, kuriem ten būtų, nežinau, kažkokia tai būtų nauda ten dalyvauti. Aš nesuvokiu, kokia būtų nauda dalyvauti. Bet realiai, šitas atidarimas parodė, kad hebra, šitas dalykas, mes civilizacija išnykom. Ne veltui, dar prieš SVO, Rusijos, Amerika kūrė sąjungą AUKUSą, nes visa civilizacija dabar keliasi į Ramiojo vandenyno pakrantę. Amerikiečiai kūrė savo naują gynybinį alijansą. Ruseliai planuoja statyti naujus miestus. Kedro traktas, dar buvęs karo ministras Šoigu apie tai paskelbė apie 5 naujus miestus statybos už Uralo. Visa civilizacija keliasi čia, nes mes čia Europai, viskas jau civilizacijos pakrypti. Kur to vakarų Europa? Kur to buvus nuostabi civilizacija? Taip, vakarų Europa aфиgenai man patinka. Pavyzdžiui, Prilštas yra mano vienas iš mylimiausių Europos miestų. Bet tas, kas man patinka, tai ne paskutinių 50 ar 70 metų rezultatas yra kūrybos. Vakarų Europa parodė 70 metų ir civilizaciją gali sunaikinti beveik iki nulio. Romos imperija panašiom sąlygom ištvirkavimo irgi, bet jinai ten daug metų naikinosi. Europa žymiai greičiau. Dėl to, kad mes dabar gyvenam kitam pasaulyje. Jeigu Romos laikais buvo tokia atidarimas, tai kol dėjo iki pakraščių, galėjo praeiti pusę metų. Ir kai 57 žmonės perpasaka ją, tai arba sutrištino, arba sušvelnino. O dabar mums nieko nereikia. Atsidarom TikToką, atsidarom YouTube ir viską mato. Dėl to viskas pasaulyje vyksta žymiai greičiau. Civilizacijų naikinimasis irgi vyksta greičiau. Vėl grįžtam prie Rusijos, tai nesiaiškinom, kad civilizacija keliasi į naują pusę ir realiai, jau kas sakot, kur mums čia tą prasme praleisite visą laiką? Žiūrėkit į Ramiojo vandenyno pakrantę. Vietnamas įdomi šalis, Rusija įdomi šalis, ta pati Koreja. Bet Korejai labai sunku. Realiai Korejai reikia labai daug dirbti. Ten keli ciboliai, kaip ten vadinasi tos tokie klanai, tą visą šalį valdo. Šitoje tai sunkiau. Bet ten galima atrasti tokių vietų, kur galbūt galima susirasti save. Biško, pagal mentalitetą mums arčiausia tai yra Rusija. Norim, mes visą gyvenimą buvom rytų pusėje. Mes niekada nebuvom vakarų Europai. Kartojau ir dar kartą kartuosiu. Jau kažkas svaistat, kad jūs vakarų Europos civilizacija. Važiuokite tenai. Ten jums ir vieta. Pas mus biškai kitos vertybės Lietuvoje. Tai bando įkišti visą subinę, bet nieko tokio. Tai dabar žiūrėkit. Grįžtam prie to, kodėl laimėjo Rusija. Vis tiek, anksčiau ar vėliau bus vienokios ar kitokios vertybės. Anksčiau ar vėliau kažkokia tai Europa turės būti, nes kiek gerai gyvenas yra. Jeigu iki SVO eilinis ruselis svaigo, kad ten Europa nuostabi šalis. Ten nuostabios vertybės, 100 000 metų, ta prasme, puoselėtos, viskas gerai. Tai SVO ruselius labai gerai pratrėzvino. Ta prasme, jiems atsiverė akis. Jeigu jie iki to buvo tokia mintis prisijungti prie jų, nes buvo tokia idėja Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Tarp kitko, kažkuris iš Prancūzijos prezidentų apie tai šnekėjo, ar tik ne šitas dabartinis. Pačios savo kadencijos pradžios dabar nebeatsimenu, reikia pažiūrėti. Tai dabar yra kitas dalykas. Tikra Europa tai Rusija. Realiai taip. Pasakykit, kad kas nors iš šio vakarų Europos liko europietiško. Iš tokių vertybių nėra jokių. Pas rusus tos pačios vertybės dabar puoselėjimos. Uždrausta LGBT propaganda. Daug pinigų skiriama šeimų plėtrai ir gyvenimo kokybei gerinti. Man atrodo, pagal jungtinių tautų, ten kažkokia organizacijos kriterijų, Maskva
vienas iš geriausių gyvenimo vietų, jeigu žiūrim megapolisus. Ir dabar įsivaizduokit, vyksta kažkokios tai darybos. Ar jos bus? Anksčiau ir vėliau pasaulis bus dalinamas. Kai buvo Jalta, kai buvo šitas Tegeranas, kai tie, kurie išgyvena, nugalėtojai, jie dalinsi pasaulį. Vienaip ar kitaip. Žiauriau, lengviau, bet vis tiek, anksčiau ir vėliau, kad tu kariauji, tu žudai vienas kitą, bet tu siek anksčiau vėliau, jeigu tu išgyvenai, turi sėsti ir susitarti naujas, sąlygas. Dabar įsivaizduokit, ar pavyzdžiui, ta pati Vengrija. Jeigu vengrai ar austrai neatšauk savo sportininkų kartu su lenkais, jie realiai deda tokį nedidelį kryžių ant tų, kurie galėtų atkurti Europą savo pagrindu. Sakyt, ne, mes čia, senosios vakarų civilizacijos perimėjai. Mes tų vertybių transliuotojai ir nešėjai. Nes jau kas yra vakarų Europa? Pinigai? Pinigai pas kiniečius yra, pas amerikiečius yra pinigai, pas japonus pinigai yra. Kuo tu kitoks? Nieko tai nesikri, tave pirks parduos. Sovietojai. Kas dar tada? Kuo dar tada, kad Europa kažko da? Technologijos. Kiniečiai, ko nenusipirks, tą pasivoks. Normalus dalykas. Ir tos technologijos, to prasme. Kas jas prižiūrės? Tie, kur dalyvavo atidarime, jie sugebės prižiūrėti technologijas. Sėkmės seksualinėse fantazijose. Realybė yra paprasta, elementari. Ir kartais tokia išblaivanti. Tai va, dabar įsivaizduokit, vyksta darybos, Putinas, su Lenkais, Lenkai sako, mes čia katalikai, mes čia, ta prasme, tokie, mes čia dabar naujoji Europa. Sako, simeni, 24 metais Prancūzijai buvo olimpinių žaidynių atidarimas. Jūs katalikai? Taip, mes katalikai. Jūs Bibliją skaitėt? Taip, mes Bibliją skaitėm. Kaip tas renginys atitiko Biblijos normam, dogmam ar principam? Nu, tu čia nesupranti, čia visai kas kitas. O kodėl jūs neatšaukėt savo sportininkų? Tu čia nieką nesupranti? Tai tu argumentai pasibaigė. Sakys, mes tai nedalyvavom. Ar, kaip sakysit, tai mes jūsų ir neleidom. A jūs nežinot, ar mes būtumėm dalyvavę, ar ne, būtumėt leidę. Nežinot. Tai reiškia, mes nedalyvavom. A jūs dalyvavot, palaikėt tą šabašą visą. Tai kokie jūs europinių vertybių nešėjai, laikytojai, saugotojai? Visio, argumentai baigėsi. Ir tai, jau šnekant apie Europos ateitį, nieks iš niekur neatsiranda ir nieks niekur nedingsta. Atrodo, vadinasi, energijos tvermės dėsnis, vienas iš pagrindinių fizikos dėsnių. Jeigu vakarų Europos civilizacija nyksta, kažkas kitas vietoj jos turi atsirasti. Jeigu ten pasidarys kažkokia labai įdomi civilizacija, kai kiekvienas kaimas tai sava atskira respublika, ar kažkaip kitaip vadinasi, khalifatas ar dar kas nors, tai kažkas tai bandys perimti tos buvusios vakarų Europos civilizacijos gerus dalykus ir ant to gauti savo energetinį, kitus visus naudas. Įvaizdį, ta prasme, reputaciją perimti. Tai štai tai kas gali būti tik tai? Vengrija, Lenkija, Rusija. Jeigu jie neatšaukia, tai šitose dalykuose jie labai save žemyn nuleidžia. Jie ir taip neaukštai yra. Pasakys Putinas, tai jūs katalikai? Tai mes katalikai. O pas jūs LGBT propaganda uždrausta? Nu ne, neuždrausta. Mes labai čia laisvi. Prašom į vakarų Europą. Jūs ten laisvi, su laisvais ir būkit. Kokie jūs tikrosios Europos, senosios Europos vertybių saugotojai, nešėjai, propaguotojai? Jeigu pas jum propaguojamas visai kitos vertybės. Tas pats Vengrijai. Lenkiai, taip aštovai. Eilinį kartą Putinui į rankas duodat kozerį, duodat, tapsime, vėl pergalę šitam fronte. O kai dėl vertybių visi kavoja, tai tik tai durnas nesupranta. Dėl ko čia vyksta tokie visi dalykai, kaip dabar atidarimas? Tam, kad diegti kitokias vertybės. Tas vertybės, kurios naikina ir neveda prie kūrybos. Argi ten kas nors kūriama? Oi, menas. Nu, apie šiuolaikinį meną aš gal patylėsiu, bet šitą vietą, nes nėra ką sakyti. Negalėgi komentuoti 6 palatos, ta prasme, šitų ligonių kūrybos. Nu, nėra ką ten komentuoti. Tai štai tai patylėsim.
Apie meną ir apie visą kitą. Bet ten yra daugiau paslėpta visai kitų vertybių, ta prasme, kad jūs neturėtumėt anūkų, galbūt vaikų, nežinau, kai jūs amžiuje žiūrit. Tie, kas sėdėt vakaruose, toj pačioj, žinot, vakarų Europos valstybės. Ir pas jums vaikai, ta prasme, nuo 0 iki 15, nenustebkit, kad anūkų pas jums nebus. Netgi, nežinau, dabar informacijos nepatikrinu, bet kažkaip man pastovi daug atsiuntė apie tai informacijos, bet nepatikrina, kad Masko vaikas pakeitė lytį jam nežinant. Tai jau tokio lygio žmogus, ne pats bedniausias ir ne su pačia mažiausia įtaka ir davalė konservatyvių vertybių, dabar sakė, vėlgi nepatikrina informacija, kad po 45 milijonus į mėnesį skirs Trumpo rinkiminiai kompanijai. Ir dabar turi tokią, kol kas, dėl kabutės, kad turi. Bet iš principo, kaip sako, dūmo be ugnies nebūna. Reiškia, kažkokių yra niuansų, kad netgi, aišku, jisai jau pasidomint jo gyvenimo, tai jis labai daug laiko praleidžia darbe, savo projektuose, ten ofisose gamyklose anksčiau ir nakvodavo, ten savaitėm leisdavo. Jisai fanatas, jis šitą vietą ne tai, kad jam reikia, bet kad jam patinka. Tavo šitą vietą irgi pavyzdys, kaip. Kas būna su vaikais, kai meilę perkat už pinigus. Vaikų nebebūna. Būna kažkokios neaiškios būtybės. Ir šitoje vietoje, turit vaikų, susimastykit. Jeigu jūs visi dėl vaikų gyvenat, kas iš jūsų gyvena dėl savęs, kas iš jūsų darot techniką meilę savo, iš projekto noriai pildosi, šitam kanale yra bendrai, nes pas mane žiūrovai vaikšto, bet labai nedaug. Jūsgi visi viską čia dėl vaikų, čia reikia uždėti pinigų, čia kad namas, čia dar kažkas tai būtų. Iš kažką ten dėl savo, naują mašiną pasipantavot prieš draugus, naują telefoną pasipantavot. Bet čia ne savo, čia marketologam. Bet čia jau nori pilsi kanalo tematika. Taip, kad renginys nuostabus, visas pasaulis suprato, kad ko neteko. Kaip ir liūdna, kad į Paryžių, man kiti miestai manęs Europą ir nejauna, tik Paryžius, nes aš įstengiausi kasmet pakliūti, nes sakiausi turiu reikaliukų, šitą gali tekti važiuoti su apsauga. Apsauga biškai kainuoja, tai reikės kažkaip tai pritraukti pinigų. Bet apie tai vėlgi, nori pilosi kanale. Kaip tik yra, jeigu kažką žiūrit verslininkai, šitą video, pažiūrėkit, nori pilosi kanale, yra kelių savaičių senumo transliacija, verslo metafizika. Ten galbūt kai ką suprasit, ką reikia pasukioti savo gyvenime, kad versle būtų geriau. Kiek geriau, nežinau. Ten pagrindinis pamatus ten biškai padėčiau, po to, jeigu bus įdomu, bus galima tęsti toliau, bet čia vėlgi, čia tiem, kam įdomu. O toliau susimastykit, kaip toliau gyvensit, kur toliau gyvensit ir panašiai. Iki.